Ką reikia žinoti prieš keliaujant į Japoniją? Pirmas dalykas – grynieji pinigai. Labai daug jūsų klausėte, ar tikrai reikia grynųjų pinigų prieš keliaujant į Japoniją ir atsakymas yra visiškai taip. Dėl to, kad kaip moderni šis šalis atrodo, iš tikrųjų taip galbūt ir nėra. Daug kur kortelių nepriema ir Apple Pay nepriema, todėl pasirūpinkite grynais pinigais. Tie, kurie keliaujate į Aziją arba Australiją pirmą kartą, prisiminkite, kad pasienio kontrolė oro uostose čia yra labai griežta. Todėl maisto produktai kaip mėsa, pieno produktai, vaisiai negali būti įsivežami į šalį ir gresia gana didelės baudos, todėl prisiminkite viską palikite lėktuve prieš išlipant. Viena kortelė, kurią įsigyti labai lengva ir ji jums tikrai padės Japonijoje, yra Suica kortelė. Ja galima įsigyti ir prisidėti prie savo Apple Pay, įsigyti fizinę kortelę už labai mažą mokestį. Naudodamasi šią kortelę galite labai lengvai keliauti autobusais, traukiniais ir netgi atsiskaityti kai kuriuose parduotuvėse. Ja labai lengva yra pasipildyti ir tai tikrai palengvins jūsų kelionę Japonijoje. Rekomenduočiau internetu pasirūpinti jau oro uoste, tai galima įsigyti Pocket Wi-Fi arba eSIM ir taip neturėti galvos skausmo niekur dėl interneto nebuvimo. Turbūt jau girdėjote apie šiukšliadėžes ir jų nebuvimą Japonijoje, tai taip, reikėtų turėti mažą maišelį su savim arba didelį, priklausomai kiek čia šiukšlių turėsit, bet tas šiukšles dažniausiai reikės parsivežti į viešbutį, rūšiuoti ir išmesti. Mandagumo kultūra čia yra labai svarbi, todėl pirmiausias dalykas, ką sakyčiau, būtent turistų čia nedaryti, tai nerėkauti, nekalbėti labai garsiai, ypač traukinyje, jokių telefono skambučių. Ir šiaip jie mėgsta tylą. Batų nusiėmimas dar vienas dalykas, kuris yra toksai specifinis šiai šaliai, tai yra daug vietų, kur jums reikės nusimti batus. Tenai dažniausiai būna padėtos šlepetės specialios, tai tiesiog žiūrėkite aplinkui, dairykitės ir elkitės taip, kaip pridera.